Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Marijampolėje aptartos profesinio ugdymo aktualijos. Kolegijoje išdalinti pirmieji šiais metais diplomai. Pirmą kartą Marijampolėje lankysis prancūzų kino festivalis. Šiandien Marijampolėje ugdymo aktualijas aptarė šalies profesinio rengimo centrų vadovai. Susitikime pasidžiaugta, jog pasikeitė visuomenės požiūris į profesinį mokymą. Pernai padidėjo norinčiųjų mokytis amato. Marijampolėje susirinkę šalies profesinio rengimo centrų vadovai aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus, gvildeno ateities gaires. Susitikime akcentuota, jog pamažu keičiasi visuomenės požiūris į profesinį mokymą. 12 metais įvyko savotiškas lūžis. Mes turim daugiau įstojusių į profesinės mokyklas asmenų ir ta tendencija, kaip matom dabar iš apklausų, ir toliau tęsiasi, kadangi žiūrint į statistiką, 800 priimtųjų profesinės mokyklos asmenų yra asmenys, kurie baigia aukštąją mokslo kolegijas arba universitetus. Tai reiškia, kad žmonės suprato, kad be diplomo jie turėtų ir turėti kažkokią specialybę, profesiją. Tai yra amatai. Šalies profesinės mokyklos jaunimui gali pasiūlyti daug naujų ir darbo rinkoje paklausių specialybių. Marijampolės profesinio rengimo centro vadovas pasakojo, jog šiais mokslo metais čia pradėti ruošti kirpėjai, siuvėjai, statybininkai, staliai. Tikrai yra populiarių reikalingų specialybių, kurios nelabai populiarios kažkodėl nesirenka, nors sakysim ir stalius, ir siuvėjo specialybė, tai tikrai yra tokia gera specialybė, todėl kad žmogus nebūtinai jisai turėtų dirbti kažkur tai įmoniai, jis individualią veiklą gali vykdyti, užsidirbdamas. Ir dabar, kada yra, sakysim, ta bedarbystė didelė tokia, tai tikrai, kad galimybės būtų. Pradėjom sektorinio projekto vykdymą. Tai turbūt nenaujovė čianais, kad maždaug apie 15 milijonų Gelino gatvėje yra rengiama bazė su įranga. Visa naujausia bus ir netgi tokia įranga, kur Lietuvoje nelabai turės. Tai melioracinė įranga. Bendravom su melioracijos asociacija ir jie labai suinteresuoti, todėl kad tai būtų naujovė toms įstaigoms, kurios užsiima šito amatu. Ministerijos atstovas pabrėžė, naujų specialybių poreikis pirmiausia aptariamas su darbdaviais. Profesinis mokymas neįsivaizduojamas be socialinių partnerių ir be darbdavių. Kiekviena mokymo programa aptariama su darbdaviais ir ar yra poreikis ūkių, ar yra poreikis tam regionai tokių specialistų ir tik tai pradedamas mokymas. Ir mokymų procese visi mūsų mokiniai atlieka praktiką pas darbdavį. Pas darbdavį jie ir laiko egzaminus ir manau, kad tik tai darbdavys gali pasakyti, kokių profesijų reikia. Marijampolės centro vadovo įsitikinimu profesinis mokymas turi geras perspektyvas. Šiek tiek buvo nuvažiuota ne tuo keliu, sakysim, su aukštuoju mokslu. Žinoma, aš nenoriu čia lįsti į savo daržą, bet jeigu pasižiūrėt, kad daugiau žmonių, jaunų žmonių stoja mokytis į aukštasias mokyklas, į universitetus, o ne į darbo rinką, tai ne visai normalus dalykas. Šiandien Marijampolės kolegijoje aukšto mokslo diplomai įteikti socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams bei paskutiniai dailės ir technologijų pedagogų laidai. Marijampolės kolegijoje įteikti pirmieji diplomai. Aukštojo mokslo diplomus atsiėmė edukologijos ir socialinio darbo fakultete studijavę 12 socialinių pedagogų, 8 socialiniai darbuotojai ir 7 dailės ir technologijų pedagogai. Pastarieji paskutiniai šios programos absolventai kolegijoje.
Ši laida ir ypatinga tuo, kad reiškia, tai yra paskutinė dalis ir technologijų pedagogikos studijų programos laida. Mes į šią programą jau keletą metų nepriminėjame ir štai paskutiniai studentai, kurie išeina iš mūsų kolegijos. Iš tiesų gal šiek tiek ir liūdna, kadangi pasigėsime gal šių studentų darbų, kurie keisdavo mūsų ekspozicijas fakulteto koridoriuose, bet ką darysi, gyvenimas dinamiškas, keičiasi, ateina kitos studijų programos, bet aišku, negalima paneigti, kad po keletos metų, jeigu atsiras poreikis, kad vėl mes nepradėsime realizuoti tokią arba labai panašią menų krypties programą. Iš socialinio darbo ir pedagogikos studentų 3 studijas baigė su pagyrimu. Šiaip šiais metais gal šiek tiek buvo įdomesnės baigiamųjų darbų temos, jos ten palietė ir tokias kaip temas smurto šeimoje, tenai įvairias, reiškia, prekybos žmonėmis, kur anksčiau galbūt rečiau nagrinėjamos. O šiaip tai tikrai džiaugiamės ir šia absolventų laida, tikimės, kad jie įsitvirtins gyvenime, ras savo darbus. Aišku, mes linkime, kad jie dirbtų pagal specialybę, jau svarbiausia, kad neišvažiuotų iš Lietuvos ir stiprintų mūsų kraštą. Absolventus sveikinęs kolegijos direktorius drąsino jaunuosius specialistus, skatindamas nebijoti gautą žinias ir patirtį panaudoti dirbant visuomenės labui. Visada yra šiek tiek nerimo, bet nerimas atspindi ir žmogaus atsakomybę. Iš tiesų, matote, tiek pedagogai, tiek socialinio darbo specialistai, socialiniai pedagogai, jie dirba tiesiogiai su žmonėmis. Nuo pat mažučių vaikelių iki suaugusių ar ir tam tikrą negalę turinčių žmonių. Taigi, linkiu jums visokeriopos kloties, būkite linksmi, žvalūs ir sveiki. Dekanas įsitikinęs, kad socialinės krypties specialybės perspektyvios ir bedarbės absolventai neturėtų likti. Kas liečia socialinio darbuotojo profesiją, tai čia tiesiog, jeigu žiūrint į strategiškai perspektyvą, tai Lietuvos visuomenė ir Europos visuomenė sensta, daugėja vyresnio amžiaus žmonių ir jiems tų socialinių paslaugų iš tikrųjų reikia ir tas poreikis perspektyvoje turėtų augti. Aišku, čia klausimas, kokios bus valstybės finansinės galimybės, bet tai yra perspektyvi profesija, aš manau, tokia ir ilgalaikėje perspektyvoje. O kas liečia socialinių pedagogų, reiškia absolventus, mes jų jau leidžiame irgi vis kasmet šiek tiek mažiau. Ir mokyklos kol kas susipildė, nors socialinių problemų ir mokyklose mes žinom tikrai nemažėja. Jeigu jos turėtų galimybių, kiek mes bendravome ir su mokyklų vadovais, tai finansinių galimybių, tai jie tikrai daugiau įdarbintų socialinių pedagogų, bet tai kol kas neleidžia finansavimo sistema. Taigi tikimės, kad jie vis tik suras tą savo vietą po saulę darbo rinkoje. Gripas toliau tuština Marijampolės mokyklas. Nuo vasario 4 iki 8 dienos laikinai neveiks Rygiškių Jono gimnazija, Mokolų mokykla darželis, Žiburėlio mokykla daugiafunkcis centras ir mokykla darželis Želmenėliai. Rygiškių Jono gimnazija veiklą atnaujins vasario 11 dieną. Kitų išvardytų įstaigų ugdytiniai užsiėmimuose laukiami tik vasario 18 dieną po atostogų. Marijampolės miesto centre greta viešbučio Europa Royal plazdena dar viena užsienio valstybės vėliava. Čia įkurtas Moldovos garbės konsulatas Marijampolėje. Naujojų garbės konsulu paskirtas Arvi įmonių grupės valdybos narys Juozas Urbaitis. Garbės konsulas sieks skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje, ieškoti giminingų Marijampolėje miestų, inicijuos naujus švietimo ir kultūros projektus, kurių prioritetas jaunų žmonių įtraukimas į tarpkultūrinį mainus. Hidrometeorologijos tarnyba šiandien šalyje prognozuoja plikledį. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įspėja būti atsargiems keliuose, važiuojant laikyti saugaus greičio ir atstumo, ypač nuokalnėse ir įkalnėse. Pėstiesiems patariama atsargiau vaikščioti slidžiai šaligatviais, laiptais. Jeigu nėra netidėliotinų reikalų, geriau atsisakyti kelionių ir pasivaikščiojimų. Masinio žmonių susibūrimo vietose, prekybos centrų, įstaigų ir kitų visuomeninių pastatų įėjimuose šaligatvius ir laiptelius reikėtų pabarstyti druska ar smėliu.
Muitinės pareigūnai Kybartų kelio poste surado ir sulaikė kontrabandinių cigarečių daugiau kaip už 84 000 litų. Didžiausias rūkalų kiekis buvo surastas lietuvaičio vairuojamame automobilyje Audi 100. Nuo muitinės kontrolės slepiamą krovinį sudarė daugiau kaip 70 000 įvairių pavadinimų cigarečių. Krovinio vertė daugiau nei 25 000 litų. Muitinės mobiliųjų grupių kinologams patruliuojant keliuose buvo sulaikyta daugiau kaip 38 000 vienetų kontrabandinių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis. Šis nelegalus krovinys buvo rastas Lenkijos piliečio vairuojamame automobilyje DAF. Nors minėtas pilietis rūkalus slėpė kabinoje po įvairiomis apdailos detalėmis, muitinės pareigūnai kartu su tarnybiniu šunimi surado įslapstytus rūkalus. Šių kontrabandinių cigarečių vertė didesnė nei 13 000 litų. Vasario pradžioje marijampoliečiai galės mėgautis prancūzų filmais. Pirmą kartą Marijampolėje lankysis prancūzų kino festivalis Žiemos ekranai. Vous connaissez personne d'autre qui pourrait garder votre fils? Prancūzų kino festivalis Žiemos ekranai Lietuvoje organizuojamas jau 8 metus. Šiemet pirmą kartą festivalis lankysis ir Marijampolėje, kino teatre Spindulys. Tai inicijavo Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Marijampolės skyrius. Mes matom, kad Marijampolė nėra nieko prastesnis miestas už kitus miestus. Jie gali vykti Lietuvos didmiesčiuose ir Alytui, tai aš manau, kad Marijampolėje irgi gali vykti. Už tai pirmą kartą šiais metais tas festivalis vyksta. Labai džiaugiamės, kad pagaliau šis prancūzų kino festivalis pasiekė ir Marijampolės miestą. Marijampolėje prancūzų kino festivalis vyks vasario 6-8 dienomis ir bus pristatomi filmai, kurie kalbės apie meilę. Tokį toną Žiemos ekranams šiais metais padiktavo Erikas Romeris, vyriausiasis naujosios bangos režisierius, kuriam šiais metais ir bus skirti Žiemos ekranai. Kino teatre Spindulys bus galima išvysti 4 festivalio filmus. Marijampolėje iš viso festivalio programos žiūrovai išvys vieną Eriko Romero filmų, romantinę dramą Pilnaties naktys iš ciklo Komedijos ir patarlės. Filme pasakojama apie architektą Remį ir interjero dizainerę Luizą, kurie myli vienas kitą. Tačiau bėda ta, kad Remis svajoja gyventi ramų gyvenimą užmiestyje, o Luiza ilgisi Prancūzijos miesto Paryžiaus šurmulio. Jinai savaitgalį sugrįžta į Paryžių ir kurios laukia ištikimas gerbėjas. Be minėtojų režisieriaus filmų marijampoliečiai taip pat išvys ir jauno talentingo režisieriaus Stefano Kazės filmą Omblina, kuriame pasakojama apie nuoširdžią 20-metės motinos vardu Omblina meilę vaikui kalėjimo vienutėje. Nors auginti kūdikį už grotų yra sunkiai vykdoma užduotis, tačiau moteris iš visų jėgų stengiasi išlaikyti savo vaiką kuo ilgiau šalia savęs ir išsikovoti teisę jį auklėti pasibaigus kalėjimo laikotarpiui. Taip pat apie meilės dilemą žaismingai kalbės režisierius Žakas Duajonas filme Tavo vaikas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka jo dukra. Tai filmas apie 2 jaunų išsiskyrusių žmonių ilgesį vienas kitam, kai tarsi nebemyli, tačiau vis tiek vis dar turi ką pasakyti vienas kitam. Nusišypsoti prancūziško kino mėgėjus taip pat kvies ir žavusis komikų tandemas Bruno ir Denis Podaldesai, kurie nerimtai žiūrės į rimtus dalykus filme Sudie Berta. Marijampoliečiai ir ne tik jie kviečiami praplėsti akiratį ir pamatyti kitokį nei pastaruoju metu mums įprastą kiną. Prancūzų kinas yra ypatingas, tai nėra holivudinis kinas. Prancūzai turbūt gal vienintelė tauta, kuri atsispiria tiem anglikonizmam. Ir labai yra nuostabi tema, tai yra meilė. O meilė ir prancūzas yra beveik sinonimai. Prancūzas ir meilė, meilė prancūzas. Filmai apie meilę tikrai sušildys su žiūrovų širdis ir labai maloniai kviečiame apsilankyti. Bilietai jau yra parduodami Marijampolės kino teatro Spindulys kasose. Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota be kritulių. Pūs vakarų vėjas 4 m/s greičiu. Naktį termometras rodys apie 2 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais be kritulių.
Vėjas vakarų, jo greitis 2 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 2 laipsniai šilumos. Sekmadienio diena bus apsiniaukusi, tačiau kritulių nenumatoma. Pusvakarų vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Diena oro temperatūra apie laipsnį šilumos. Štai tiek žinių šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Visiems jaukaus savaitgalio.